Dėkinga širdis. Visuomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Laiškas Filipiečiams, 4 skyrius, nuo 4 iki 6 eilutės. Pirmas žingsnis į džiaugsmą yra atleidimas. Dievas man atleidžia, aš atleidžiu sau ir savo kaltininkams. Antras žingsnis yra dėkingumas. Jų kartėlio pilna, paniurusi, rūstaujanti, neigiama širdis negali nei dėkoti, nei džiaugtis. Jėzus, kuriuo mes visi sekame, savo žemiško gyvenimo laikotarpiu patyrė daug daugiau sunkumų nei mes ir vis tik jis buvo dėkingas. Kuomet mes dėl visko baiminamės ir piešiame mintyse galimas katastrofas bei pavojus, kaipgi mes džiaugsimės. Vokiečiai tikriausiai yra neigiamo mąstymo pasaulio rekordininkai. Kažkas tyrinėjo ir nustatė, jog vokiečių 90 minčių iš 100 yra neigiamos. Nedaug nuo jų atsilieka prancūzai 80. O optimistai amerikiečiai vis tik pasiekė taip pat 50. Mūsų mintys daro didesnę įtaką gyvenimui, nei mes galime įsivaizduoti. Todėl pabandyk kokį kartą įsiklausyti, apie ką iš tikro tu mąstai. Apsispręsk būti dėkingas, nuolat ir už viską dėkok Dievui, juk viskas vyksta pagal jo valią. Mūsų rūpesčius ir prašymus su padėka atneškime taip pat Dievui, juk žinome, kad jis mus girdi ir mumis kuo geriausiai pasirūpins. Dėkingas žmogus nuolat patiria maldos išklausimą. Ačiū Tėve, kad tu viską laikai savo stipriose rankose, o jei yra sunku, tu neši mus. Apsisprendžiu tau už viską dėkoti, nes noriu, kad mano širdis būtų dėkinga ir linksma, tokia kaip Jėzaus.